Nu, dar vieną atsakymą atsakysiu. Žodžiu, sako, pas mūsų gimstamoms mažieji, aišku, galima padidinti, bet mažieji ir tendencija, kad mažės. Už vaikų pinigai padėtų tikrai tą reikalą sutvarkyti, nes ir vienišas mamas tie elementai nedėli, o vyrams irgi sunku mokėti, kad ir nedėlius elementus. Valstybė padėtų vaikams, o gimstamoms padidėtų, nes vaikai nebijotų jie gimdyti, daryti vaikus, nes jie turėtų ir maistą, ir mokslą, ir rūbams, ir viską. Vaiką praktiškai reikia išlaikyti, iki 18 metų valstybė turi išlaikyti, o paskui jis dirba ir grąžintos mokesčius valstybei. Kažkaip taip, bet ne apie tai dabar. Dabar norėjau pasakyti, kas bus, kai gimstamumas mažės, reiškia, gims mažai vaikų, bus vieni seniai. Tai va jums paprastas atsakymas. Tie keliasdešimt tūkstančių, ar keli šimtai tūkstančių, ar gal milijonas, ar mažiau tų jaunų žmonių gaus didelės algas. Taip susiklosti tokia situacija, kad reikės mokėti didelės algas, kad jie mokėtų didelius mokesčius. O kai jie mokės didelius mokesčius, vienas dirbantysis galės išlaikyti 3-4 pensininkus. Ir viskas. 1 milijonas darbuotojų, 4 milijonai pensininkų. Aš tiek nebus. Galiu tiksliau paskaičiuoti. Jeigu į 4 dalis padalinti į 5, pavyzdžiui, 3 milijonai, 600 tūkstančių darbuotojų, 2 milijonai su pusė kablelis, tai tiksliau 2,4 milijoną pensininkų. Ir viskas, 600 tūkstančių dirbančiųjų, gaudami algas aukštas, tokias, kad būtų galima išlaikyti 3-4 pensininkus, 5 ir viskas. Jau bus mokamas algas, nebus kur dengti. Tiesos Maksimas mokės po 5 000 algą. Ir bus kasininkai, išlaikys 4 pensininkus. Bet kuris darbuotojas, kuris dirbs ten už 10-20 metų, turės apie 5 000 algą. Ir viskas, ir bus 3-4 pensininkai ant jo kupros. Bet jis paneš tą naštą. O kai jis pasens, jeigu dar gimstamumas sumažės, tai jo vaikai dar daugiau gaus, gal 10-20 tūkstančių eurų. Ir jie išlaikys dar tėvus ir dar kelis, tą visą gvardiją senelių. O paskui turbūt mes išnyksim. Aš taip su jumoru.